mašiotas. Kiškis padauža. Viename miškelėje gyveno kiškis ir lapė. Juodu buvo geri pažįstami, dažnai susitikdavo, vienais keliais keliaudavo. Kiškis įbėgdavo kopūstų į ūkininko daržą pagraužti, o lapė vištienos paragauti į vištidės linkdavo. Kartą pavakarę bėga kiškis apie ūkininko trobas pasidairyti. Girdi, ūkininkas dejuoja. Nežinau, ką daryti, kaip viskas nulatęs pašaugot. O aš žinau, vištas kitur suvaryk, o vištidėje šuniuką uždaryk. Gerai patarai, taip ir padarysiu. Nuėjo ūkininkas vištas kitur varyti, o kiškis tai to ir telaukė, tuoj į kopūstų daržą nunėrė. Ilgai ten smaližiavo, džiaugėsi, kad ūkininkas vištas varo. O lapė irgi šalko, vėl traukė prie vištidės vištų pasigauti. Nuėjo prie vištidės, uosto pamatus. Fui, šunim atsiduoda. Ir nebus šuo vištas ar seilėmis. Mano vakarienė sukrūtinės. Niurna lapė, bet vis tiek į vištidę nosį kiša. O šuniukas tik atšoks iš vištidės, kad griebs lapei. Lapė vos spėjo uodegą išnešti. Eina lapė nieko nelaimėjusi ir niurna. Nedorė tie šunis. Ir pavakariniau neduota. Ir dar neapiriškita uodegą apsenklėjo. Reiksiai pas karalių teisybės ieškoti. Gerai sakai, kumusė, nedori tie šunys. Ar nežinai, kaimynė, kur liūtas karalius gyvena? Ką žinau su kumutė, karalius nežinau, kur yra, o karalius tata tai teko matyti. Tai vesk mane, tas karalius teta. Kiškis bėga pirmas, lapė paskui, ilgai juodu klaidžiojo po mišką ir štai žiūri,
pastai šalį pasitraukė, priejo lapė prie katės ir sako. Sveiki, karalius šviesiausias, karalius teta, aš kritamas toks reikalas. Galėčiau, galėčiau. Kaip tik tai lapė prie arčiau, katė kaip pulsų nagalais, lapė vėl tik tai bėga, vos savo kailį sveiką išnešė. Nedoratas karalius teta, turbūt iš senatvės tokia pikta paliko, o tam kiškiui daugiau nedovanosiu. Nuo to karto kiškis saugojasi lapės, bijo daugiau susitikti. Ir taip susipyko geriausi miško draugai.